Iš pradžių manyta, jog Palangoje atkasta dar viena dvarvietė, tačiau archeologai prie atkastų pamatų aptiko net 3 žmonių palaikus. Tad dabar manoma, jog čia galėjo būti įsikūrusi bažnyčia. Šalia Kurhauzo ir Palangos koncertų salės archeologai su kastuvais ir šluotelėmis pluša jau kelias savaitės. Radiniai nustebino ir daug mačiusius archeologus. Tikrai ne kasdien tokiam laikotarpyje, 18 amžiuje mūrinį pastatą rasti tikrai retas atvejis yra. Tačiau palaidojimai esantys šalia, koks dvarininkas laidotųsi šalia namų, ar pats, ar kažką tai kito, ar ne? Greičiausiai ne. Tai dažniausiai vis dėlto apie tą laikotarpį, kai mes kalbam, 18 amžiuje laidojami žmonės būdavo prie bažnyčių. Tad kapinės būdavo įrengiamos prie bažnyčių. Tai, kad šioje vietoje 16 amžiuje stovėjo bažnyčia, rodo aptikti 3 kapai su žmonių palaikais. Vienas jų itin gerai išsilaikęs, sveiki likę net mirusiojo dantys. Palaidojimas, kuris yra išlikęs sveikas, jis matom, kad yra palaidotas krikščioniška tradicija, reiškia galva orientuotas į vakarus, rankos tvarkingai sudėtos, reiškia kaip kad turėtų būti. Ir tai leidžia spėti, kad tai greičiausiai neeilinis pastatas buvo. Apie 16 amžiuje Palangos centre stovėjusią bažnyčią istoriniuose šaltiniuose žinių nebūta. Tai rodo, kad Palanga 16 amžiuje nebuvo neturtingas žvejų kaimelis. Medžiagos buvimas rodo, kad tai nėra kažkoks tai nuskurdęs kaimelis, kaip kad ilgą laiką mąstyta, kad ta Palanga tai čia pavienės sodybos kelios buvusios, tie žvejai eidavo, žvejodavo ir viskas. Ne, matom tiesiog tie prekybiniai keliai, kur būdavo, vis dėlto gyvenimas skurdavosi visą laiką toksai rimtesnis. Apie 16 amžiuje virusį gyvenimą Palangoje išduoda ir rastų radinių gausa. Keramikos šukės, papuošalai. Itin daug atrasta monetų. Livonijos ordino ir visi šitie pusgrašiai, tokie sidabrinės tos monetos, LDK laikų. Tai natūralu, kad čia žmonės gyveno, turėjo pinigų ir jie krito iš kišenių ir natūralu. Koks tikslus radinių amžius bus nustatyta po išsamių tyrimų. Bus bandoma atsekti ir palaidotų žmonių amžių, lytis, mirties priežastis. Visi šie radiniai keliaus į Palangos muziejų. Reporterė Gintarė Butkienė, Palanga.